Moterys ir merginos prieš bet kokį pasirodymą dažniausiai kedena plunksnas ir skuba prie veidrodžio. Šios dvi, atrodo, turi svarbesnių rūpesčių. Sveiki. Sveiki, aš esu Ramunė. Kiek tau metų? Man 28, man atrodo. Iš kur? Iš Klaipėdos. Aš esu Dailė. Ką čia padarysi, laikas bėga visiems į priekį atgal, man yra 40 metų, rytoj jau bus 41. Smalsumą šios moterys kelia, tiesa? Ir mes esame grupė Blooming Vibes, pražystančios vibracijos. Mūsų labai nuostabi istorija. Mes susitikome vestuvėse, Italo ir Lietuvės. Taip. Kur Dailė dirbo renginio vedėja, o aš dirbau italų kalbos vertėja. Ir mes per pertraukėlės išsikalbėjom, kad abidvi esam smuikininkės, muzikantės. Beje, profesionali smuikininkė Dailė, baigusi muzikos studijas, suprato, kad smuikas jos neišmaitins. Todėl tapo buhalterė. Bet josgi susitiko su Ramune. Sulipo du smuikai. Bet kažkokiu atostogų metu, kažkokioj Turkijoje, kažkokiam karaoke bare, aš išgirdau, kad Ramunė dainuoja. Taip viena iš smuikininkių tapo dar ir vokaliste. Maža to, Dailė mirus mamai palikimo gavo jos arfą. Pradėjo man skambinti žmonės, prašydami, kad aš ją parduočiau. Aš nežinojau kainos ir neįsivaizduoju, kiek jinai gali kainuoti ir pasirinkau lengvesnį būdą išmokti groti. Atrodo, šios moterys paprastų kelių nesirenka. Ir mes tada tapom kvartetas duete. Tai reiškia instrumentai arfa, smuikas, gitara, vokalas. Bet kokiu atveju, lietuviškojo X Faktoriaus scenoje šiandien pirmą kartą 42 stygos. Ir tik 4 rankos joms suvaldyti. Labą vakarą. Labas vakaras. Labas vakaras. Kas jūs tokios žavingusios? Mes esam duetas Blooming Vibes. Dailė ir Ramunė iš Klaipėdos. Taip. Kiek jūs laiko kaip duetas gyvuojate? 5 metai. 5 metai. Nervukas ima truputį. Yra. Lengviau ten. Manau, jo. Nu, ten irgi sunku, bet čia irgi sunku. Jo, atėjo čia pažaistant šitas scenas. Tai yra labai svarbu mums. Mums labai svarbu taip. Jums svarbu? Taip. Kur yra dar tokia vieta, kur galima surinkti jūs visus 4 ir gauti grįžtamą į ryšį? Kabakas. Rimtai? Jūs 4? Rimtai? Ne, manęs nebus. Samo dažniausiai ten Sorry, aš nebūsiu. Ten bus samų kabakas. Aš matau, kas ant scenos stovi ir mane tai tiesiog jaudina. Iš kur, kas čia per instrumentas, iš kur jis atsirado? Tai iš tiesų arfa. Arfa pradėjau groti po savo mamos mirties ir paliko man kaip palikimą, tiesiog neturėjau kitos išeities, tik išmokti groti. O, kaip gražu. Ja. Gerai. Tai, labai viskas čia graži istorija apie jūs. O kokią jūs muziką atliekat? Juk čia pop projektas. Mes apskritai atliekame nuo keltų muzikos iki AC/DC. Ką jūs mums paruošė šiandieną? O šiandien parodysim jums Mademoiselle Chante les Blues, Patricia Kaas, originalo kalba. Taip viskas. Mes iškėlę rankas klausom. Chante les blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante les blues. Il n'a une heure par jour que d'absurdes machines. Il n'a
être une inanimée qui font du cinéma, qu'on s'appelle Marilyn. Marilyn Dubois sera jamais notre machine. Faut pas croire que talent, c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante les blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante les blues et des gospels dans la voix. Et je Mademoiselle chante les blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante les blues et du gospel dans la voix. Et je crois, mademoiselle chante les blues. Mielosios, jūs sukūrėt tokį vaibą čia. Tai buvo fantastika. Tai buvo... Mes niekada čia X Factorių scenai negirdėjom tokio dueto, tokios grupės. Taip gerai, kad nėra apie ką kalbėti. Aš noriu į jūsų koncertą. Ir aš. Mes ateiname į koncertą. Mes nupirksim bilietus. Marijau! Juste! Taip! Saulius! Taip! Gerai, taip! Ir jūs kitą vietą! Ačiū jau! Ne, mat įsivaizduoju, gražu iš viso. Išeinu aš vienas. Įsinešė. Niekur. Matai, savo Lašą nuo lubų. Lašas.